Šiandien apžvelgsime Logitech MX Keys S Performance, klaviatūros ir pelės rinkinį, kurį naudoju su savo MacBook'u. Ir sąžininkai sakant, jis greitai tapo vienas sklandžiausių kompiuterio atnaujinimų, kurį esu padaręs per paskutiniuosius metus. Visiškai nėra jokių menknikių ir yra viskas svarbu, kas yra susijęs su macOS darbo eiga. Taigi pirmą, eikime į išpakavimą. Išpakavimas, kaip reikia, turbūt kaip ir visiems labai įdomu, kasgi ten viduje. Gal ir geras šitas produktas, bet kaip jaučiasi išpakuoti šį produktą. Visgi nepamirškime, kad tai yra Logitech'as, tai yra vienas aukščiausių premium klasės brandų. Absoliučiai ties gamerių sritimi ir ties biznio klasės sektorių. Tai va šitas yra tas jau biznio klasės sektoriaus Apple fanų mėgėjams. Net tai ne tik starter kitas, bet tai yra visiškas ultimatumas. Man kaip Logitech'as sakė, čia yra viskas įdėta. To, ko tau reikėtų, to, ko reikia Apple fanams. Išsiaiškinkime, ar galima patikėti tą, ką jie sako. Taigi pažiūrėkime, kas viduje. Aš visada naudojau tą Apple keyboardą, tas, kur būna MacBook'uose, bet kažkaip truputėlį atsibodo, šti knopkės jos yra ir storesnės. Ir aš kažkaip pasigalvojau, kad, gal laikas pasikeis. Gal jau atėjo laikas pasikeis, blemba. Aš kaip pasižiūrėjau, šitas dizainas būtent to, ko ar norėjau, tai nėra labai per daug iškelti tie mygtukai, bet ir nėra labai sudubę, žinot, kaip MacBook'o. Abracadabra. Kita dėžė, nice. Nesai, kad kita, ne, gerai. Tai va, mes čia turime instrukciją, tai yra Bluetooth'as, reikia jungti pačią klaviatūrą ir pelę. Ir taip pat galima pasirinkti, kokio device'o nori prisijungti. Daugiau apie tai labiau papasakosiu eigoje. Wow, užvilkta, tai čia kaip mano, kaip kalėdinė dovana jau čia. Čia dar reklamėlė Logitech'o, kad prisimink, kad Logitech'ą nusipirkai. Čia popieriaus padavė. Bliabu, šitą klaviatūrą kai spaudosi gerai. Tikiuosi ant pajungimo dar geriau suspaudinės viskas, bet spacebaras labai fainiai skamba. Nenustosiu spacebaro klikinėti. Paskui tie mygtukai irgi visi spaudinėjasi labai smagiai. Ir šiaip didoka klaviatūra, ta prasme, didoka klaviatūra. Restarmas. Va čia tai kokybė. Kaip jisai prilimpa. Hebra, aš tipo judinu. Kas čia per medžiaga? Net ir šita pusė veikia. Minkšta labai. Ir tai palieti ir tada atsispaudžia į dubstą formą. Dormėjo čiužinukas, ką žinau. Laidas Type-C. Instrukcija. Ko mes šiandien turim? Viskas. Ar jau viskas? Is it all empty in there? Pačiam galui turime dar ir pelytę, kuri taip pat tinka atsižvelgti į MacBook userius. Čia tai didoka pelė. Ar kažkas gali dar būti patogiau už tą pelę? Ir čia šone mygtukai spaudžiasi. Turime 3 mygtukus. Apačioj mygtukas yra kažkoks metalinis, sunkus. Skamba tai kaip formulė. Tai čia tos senesnės 90 metų. Tikrai gražiai pelytė atrodo. Ištestuokime, ne? Dabar pažvelkime į dizainą ir išskirtinės savybės, kaip jis veikia su macOS. Ir šis rinkinys tikrai yra toks svarbus jūsų dėmesio, jeigu jau esate ir turite Apple ekosistemą. Tai pradėkime. Naudoju MacBook klaviatūrą beveik visą laiką. Niekada nejaučiu jokio poreikio atsinaujinti iki šiol. Ergonomika visada buvo silpnoji vieta. Kai visą laiką naudojasi nešiojimu kompiuteriu, tai kelionėse tai kaip ir puikus dalykas, bet ne taip gerai tinka ilgoms redagavimo sesijoms prie stalo. Bent jau mano rankos po 5-6 valandų šiek tiek pavargsta. Nebėra tokio patogumo, kadangi vis tiek ta klaviatūra yra siauresnė, su tuo touchpadu ypač. Tai norėsi kažko erdviau ir irgi kokybiško. Ir labai vertinu tai, kad Logitech'as abu įrenginius įkrauna per USB-C ir juos galima irgi naudoti įkrovimo metu. Jungtys yra lengvai pasiekiamos, jos yra pačiame gale, baterijos veikimo laikas taip pat yra geras. Iki 10 dienų su klaviatūros apšvietimu arba 5 mėnesių jei jį išjungiate ir apie 70 dienų pelės atveju. Viskas yra tvarkingai supakuota, klaviatūra, pelė, delno tarma, USB-C kabelis. Susijungimas per Bluetooth'as yra toks paprastas kaip ir tikėtasi, tiesiog paspaudi Bluetooth'ą, Connect. Klaviatūra yra 3 mygtukai, prie kurių galima prisijungti tarp planšetinio, smartphone'o ir kompiuterio. Jis pradeda mirgėti, jau norite prisijungti prie jo. O pelė reikia paspausti jungiklį apačioje ir tada paspaudžius mygtuką on, irgi suportavimo režimas įsijungia ir galite pasirinkti, prie kur nori galite prisijungti. Aš taip pat kaip Maco useris atsisiunčiau Logi Options Plus. Tai yra programėlė, kuri leidžia pritaikyti mygtukus, gestus, slinkties elgseną, jautrumą ir netgi konkrečioms programoms skirtus profilius. Tai nepaprastai naudinga, jeigu naudojate programas kaip redaguoti vaizdo įrašus, 3D animaciją ar su Photoshopu, kur kiekvienai programai gali priskirti tam tikrą custom keyboard layoutą. Skirtingą klavišų rinkinį, tai tas yra labai
labai geras ir patogus dalykas. Aš tą dalyką tikrai pritaikiau, nes pats naudoju Final Cut'ą dabar ir kai reikia Photoshopą. Pelė. Pagrindinė priežastis, kodėl buvau įsigijęs šitą rinkinį, tai buvo būtent šita pelė. Norėjau kažko ergonomiškesnio nei paprasto MacBook pelės kilimėlis. Ypač ilgo redagavimo darbams jisai turi tą palm rest, tai reiškia, visada tavo ranka ilsisi ir lengvai viskas spaudinėjasi. Nes kaip ir sakiau, visada pradėjau jausti tą riešo įtampą, įsitempęs į riešas visada būna ir supratau, kad reikia perėti į kitą sistemą. Perimas prie šios pelės padarė tikrai pastebimą skirtumą. MX Keys Master 3S yra ypač patogi spustelint, yra aiškus ir juntami. Ir nors iš pradžių daugiafunkciniai gestai atrodė keisti, prireikė kažkiek maždaug vienos dienos, kad juos suprasi, kad jie taptų man natūralūs. Slinkimo ratukas gali būti perjungimas iš klikinimo į tą begalinį slinkimą, nes su to begalinio slinkimo mėgėjas, man nelabai tinka. Ir abu režimus taip pat naudoju. Įsijungi X-ą ir nėra gerų postų, tai tiesiog begalinis linkimas, prašau. Horizontalus ratukas yra revoliucinis sprendimas laiko juostos navigacijai. Final Cut Pro šoniniai mygtukai puikiai tinka atšaukti, pakartoti veiksmus arba greitiems spartiems klavišams. Pagrindinis jungties ratukas taip pat gali būti spaudžiamas ir perkonfigūruojamas. Po nykščių taip pat yra paslėptas gestų mygtukas. Paspaudus galima pajudinti pelę, kad perjungti darbalaukius aktyvuojame Mission Control arba atidarytumėte programas. Tai skiriasi nuo daugiafunkcinių gestų, bet yra stebėtinai intuityvus. Galite naudoti pelę be pelės kilimėlio. Vienintelis trūkumas yra tai, kad pelė yra fiziškai didesnė, todėl keliaujant užima šiek tiek tos vietos. Klaviatūra. MX Keys S yra sukurtas tiek Windows, tiek macOS sistemoms. Palyginti su MacBook klaviatūra didžiausias skirtumas yra tiesiog erdvė. Platėja jinai yra. Tai yra pilno dydžio klaviatūra, todėl viskas atrodo atviriau, patogiau, tikrai ergonomiškiau ilgoms rašybos sesijoms arba redagavimo darbams. Klavišai yra tylūs, sklandūs ir turi tinkamą tą paspaudimo gylį. Išdėstymas yra beveik toks pat kaip ir Apple klaviatūrose, tačiau keletas funkcionalių klavišų skiriasi. Laimei Logi Options Plus leidžia daugumą jų perkonfigūruoti pagal savo pageidavimus. Įdiegtos tokios sparčiosios klavišų kombinacijos kaip užraktas, ekrano kopija, skaičiuoklė ir diktavimas, paieška. Apšvietimas yra puikus, švarus, subtilus ir prisitaikantis. Yra keletas pakeitimų. Delete, Backspace. Veikia šiek tiek kitaip nei Apple klaviatūroje, o apatinis kairys FN klavišas taip pat skiriasi. Tai nėra esminiai trūkumai, tiesiog turi tavo pirštai šiek tiek labiau prisitaikyti. Delno atrama yra vienas iš tų priedų, apie kuriuos niekada nebūčiau pamąstęs, kad man jo reiktų, kol jo nepradedi pats naudoti. Jis toks paprastas, bet ne pernelyg paminkštintas, bet tikrai palengvina kaip ir rašymą tą visą taipinimą. Būtų buvę malonu turėti atitinkamą pelės riešo atramą, kad būtų išlaikytas vizualinis nuoseklumas, bet naudojimo patogumų požiūriu yra tiesiog nuostabu. Na, tas kombo klavišų naudojimas tai yra vienas geriausių šio įrenginio privalumų, kurio galimybė perjungti įrenginius, tiek pelę, tiek klaviatūrą. Vienu tik tuo paspaudimu gali perjungti į 3 įrenginius užregistruotus, o perjungimas apšiai yra momentinis, kelios sekundės ir bam. Na ir galiausia kaina. Atskirai MX Master 3S kainuoja šitiek eurų dabar, MX Keys tiek eurų, na, todėl nuo atrama šitiek eurų. Iš viso gaunasi ženkliai daugiau nei tiesiog pasimti šitą kombo. Taigi sutaupote tikrai nemažą sumą. Tik turėkite omenyje, kad perkant komplektą negalėsite grąžinti vieno elemento. Perkate visą rinkinį arba visai nieko. Apskritai man patinka šis komplektas. Pelė yra fantastiška, klaviatūra yra puiki, abu yra tylios, ergonomiškos, patogios, jautrios. Reikia pristaikyti prie MacBook klaviatūros ir pelės kilimėlio. Truputį skirtingi gestai, skirtingi sparčiųjų klavišių deriniai, bet visos tos papildomos funkcijos verčia mane atsinaujinti į naują šitą rinkinį. Todėl galiu drąsiai rekomenduoti šį rinkinį bet kuriam Apple fanui, kuris nori patobulinti savo darbo vietą ir atrasti kažkokios naujoviškos patirties, pajusti kažką naujo, tiesiog gyventi su Logitecho kokybė. Taigi šio kombo paliksiu linką aprašyme, paspaus laimę mygtuką, nes tik taip galiu kurti turinį toliau. Na ir parašykite komentaruose, kokį kitą Logitecho produktą norite, kad apžiūrėčiau. Na ir su jumis buvo Šioris ir iki greito. Iki.